Sveiki. Ačiū už laikus, komentarus, pasirašymus į šį kanalą. Jei kam reikia asmeninio kortų skaitimo būrimo, galite kreiptis. Kainos nėra, kiek kas gali, tiek tas persiunčia pagal galimybės. Aš laikausi principą neturėti kainos, kiekvienas kažkaip norisi žmonėm, kuriem tikrai sunku ir kamuoja klausimai, kažkaip padėti, tiesiog už būrimą, aišku, turi būti atlygis, nes nuo senų laikų būrėms mokėjo kažkaip tai, ar maistu, ar pinigais. Nu, žodžiu, kad būtų visai tas balansas ir plus vis tiek laikas mano irgi užima laiko nemažai iš tikrųjų. Tai tiesiog, kad būtų abipusis tas balansas vadinamas. Ir šiaip yra toks prietaras, kad už būrimą būtina kažkiek sumokėti, nes atseit nelaimę prišauksi. Nes šiaip burti ateitį nėra gerai. Dėl to mes, kai žiūrim, reikia susimokėti, kaip ir ten anksčiau tikėdavogi senais laikais, kad reikia aukoti dievams ir panašiai. Nu, čia toksai dalykas, sakau. Tai va tiek norėjau pasakyti. O jūsų, va, kai žiūrite jūs video, tai jūs jau man atsidėkojat bendrą būrimą. Jūs man atsidėkojat laikais, komentarais. Čia savotiškai irgi savotiškas atbulinis ryšys yra, vis tiek kažkokia padėka. Tai, nu ir tada automatiškai, jeigu jums patinka būrimas, norit pritraukti, tai jūs galit paprašyti visatos arba patvirtinti, kad priimu. Kažkas matau, kad jau žino tas visas neskaitytas taisyklės, nesakytas, kaip sakoma, kad reikia, jeigu būrimas patinka, tiesiog parašyti komentarę. Priimu, ten ačiū, priimu. Nu, tai prasme, kad aš noriu šito. Kaip ir tokia žinutė visatai nusiunčiam. Nu, bet aišku, čia reikia tikėti tuom. Kada tiki, tada ir būna. O jeigu nenorit priimti, būrimas jums nepatiko, nu, tai automatiškai tada nerašykit, kad priimu. Nu, ta prasme, nepritraukit svetimų energijų tada. Arba jeigu jaučiat, kad čia ne jūsų yra, tai tada tiesiog nieko nereikia daryti. Like padėti ir viskas. Bet jeigu norit, kad įsipildytų, tai pageidautinas komentaras. Automatiškai ir mano kanalą prastumsite biškį toliau. Nu, žodžiu, visiems nauda. Gerai, tai dabar pažiūrim. Bet šiaip ir taip sulaukiu, sakau, daug širdučių, daug tokių šiltų atsiliepimų, labai malonu tiesiog. Labai norisi, kad tie geri būrimai išsipildytų. Nors šiaip šiam kanale dažnai būna labai tokie geri pakankamai dėstymai, vis tiek finale aš jau traukiu tol, kol kažkas gero vis tiek išlenda, nes čia vis tiek turbūt žmonės ateina su problemom. Ir visada noriu dažiūrėti iki galo, nes realiai vis tiek po tamsos ateina šviesa ir bet kokiu atveju prašviesėjimas gyvenime visada ateina. Nu, negali būti visą gyvenimą blogai, tai aš stengiuosi žiūrėti iki to, kada bus jau gerai. Nu, ta prasme, kad nepalikti jūsų su negatyvu grinai. Gerai, tada žiūrim jūsų su Lenormand kortom, noriu kažkaip senai su šitam dariau. Pažiūrim jūsų ateitį. Jaučiu kažkiek parodys vis tiek jūsų gal praeities, ar kas dabar vyksta, vis tiek pirmą eilę galėsit save atpažinti. Arba intuicija jūsų pasakys, ar tai jums ar ne. Čia iškart darbo korta iškrito, stabilumo korta, ir vyras.
Tuoj. Nu, pirma eilė labai gera. Tuoj išdėstysiu ir tada jums papasakosiu, reikia bendro vaizdo. Taip. Nu, praeities kažkaip mažoka čia. Nu, o praeitis kas buvo, to čia gal pažiūrėsim. Dadėsiu biškį. Kaip čia save atpažinti. Žodžiu, praeitis buvo tokia, kad buvo ne jūsų namuose kažkokiuose oficialiuose, va dabar nesenai, institucijose, pas jūs kažkokie praradimai, ar darbo praradimas, ar skyrybos, teismai kažkokie, ne jūsų naudai, žodžiu. Tuoj sekundę. Kažkokie falšyvi žmonės, atsiprašant. Ir pabaiga, sakau, kažkieno. Pabaiga gali būti su darbdaviu. Dar gali būti laidotuvės kažkokio vyro, tokio stipraus, galingo, gali būti tėtis, gali būti šiaip kažkoks giminės, gali būti... Nu čia toksai kaip Taro imperatorius, jeigu žiūrėjote. Aukščiausio tokio rango, toks stiprus vyriškis. Žodžiu, praeiti kažkokie praradimai, darbe, skyrybos, darbo praradimas, vyro praradimas, laidotuvės, kažkas va tokio pas jūs. Kažkokie, žodžiu, apgaulės, žinot. Ir viskas, ir ta situacija kaip ir jau mirė dabar. Ir dabar gali būti, kad jūs tiesiog galvojat, kas toliau bus. Nu tai o toliau, ką jums atneš ateitis. Labai gerai čia. Atneš naują darbo kontraktą, apie kurį jūs neįtarėte, nežinote. Netikėtai kažkokia žinia gali būti iš vyro. Žodžiu, netikėtai jūsų svajonės išsipildymas bus. Dabar bus kažkokia kryžkelė. Ir jūs rinksitės. Yra galimybė yra tokia, kad rinksitės tarp dviejų vyrų. Vienas toksai vyresnis gali dirbti kažkokį tokį garbingą darbą, žinot, nu ten, nežinau. Ateity, žodžiu, tarp dviejų vyrų. Garbingą darbą, tai kaip čia jums paaiškinti? Nu, kur kažkam padeda, kažkoks prasmingas toks darbas. Garbingas vyras. Teisėjas, advokatas, daktaras, ten gaisrininkas, nu žodžiu, policininkas. Ir darbas bus irgi ko gero per vyrą. Kažkokį naujas labai geras darbas. Labai geras darbas, iš tikrųjų. Svajonių išsipildymas susijęs su darbo ir su vyru. Šiaip iš tikrųjų čia galima traktuoti ir kaip santuoką. Su ištikimu kažkokiu vyriškiu, jeigu jūs neištikėjusi. Ir galima traktuoti kaip gerą kontraktą su vyriškiu, tokiu gerų, garbingų vyriškių, suprantat? Pasiūlymą gero darbo. Stabilų tokį darbą gerą. Svajonių išsipildymas, pratęsimas šeimos. Ta prasme, nu žodžiu, čia labai geras dėstymas. Bet jūs
dabar jaučiu, tokioj gali būti net ne tai, kad depresija, tokiam nežinomybė, liūdesy, būtent dėl darbo, stabilumo savo kontrakto. Čia tokia labiau darbinė korta ir čia ir kažkoks svajonių įsipildymas susijęs su giminė, šeima, sveikata gali būti. Suprantat? Čia net 2 kortos rodo svajonių išsipildymą. Netikėta. Jeigu va taip žiūrint, tai santuoka su vyru, tokiu šviesiu vyru, žinot, netikėtai. Ištikimų vyrų. Ir ta prasme, jūs dabar kažkokioj kryžkelėj, sakau, pas jūs ten, vat, čia kaip kam tinka. Vieniem darbas, kitam būtent dėl vyro meilės rytyje. Pas ką kokia svajonė? Tai vat šitą svajonę jūs įsipilė. Reiškia, tada vyras bus stabilus, stabiliems santykiam, ištikimas. Gali būti įžymus jisai. Garbingas, gali, tas garbingas, pavyzdžiui, vyras. Gal įrodo tiesiog čia tą patį vyrai, kad garbingas, žinot. Arba jeigu dėl darbo, tai gali būti darbas internetu, kažkaip su didelė auditorija, kitoj šaly, su kitom šalim, su užsieniu susiję gali būti. Per internetą. Grynai kelionės korta neiškrito, bet toksai darbas, žinot. Kas dėl vyro, tai galiu pasakyti, kad čia labai geras vyras jums krenta, sąjunga su juo, santuoka su juo, stabili tokia, ištikimas, pratęs giminę, netikėtai. Tai reiškia, jį jūs galite sutikti darbe, per darbą galite sutikti. Taip, gerai, paklausim dabar. Čia meilės vyras. Santuokai, sąjungai. Skirtas likimo, labai su gerom permainom, žodžiu. Ir kryžkelė kažkokia. Ką reiškia ta kryžkelė, nes ir čia ta kryžkelė. Ir pabaiga, kaip sakiau, pas jūs. Su kažkokiu vienu vyru pabaiga pas jūs. Kaip ir čia rodė tą patį. Ar jo mirtis, ar pabaiga. Bet ar čia meilės ta pabaiga? Ar kontraktas baigėsi su darbdaviu? Meilės. Meilės permainos labai geros. Su vienu pabaiga, su kitu pradžia, tada taip galima sakyti. O čia darbas. Jo, darbas kažkoks susijęs su kitom šalim, gal internetu, dar kažkas. Kažkoks geras bus bosas, tas toks ištikimas jums draugas net gali tapti. Ar per draugą tą darbą rasit, kažkaip nežinau, sakau. O tas vyras per darbą. Čia svajonių išsipildymas. Ojei. Bet čia sakau, praradimas praeitį kažką, labai tokio konfliktai kažkokie. Jo. Su kažkokiam moterim dar buvo. Tuoj. Jo, naujas darbas. Naujas vyras giminės pratęsimui čia. Darbas, jeigu sakau, jeigu darbas, ten jūsų tas, jeigu grinai apie darbą šnekėt, tai čia gali būti ir tas jums. Gali būti tik vienas variantas.
Jeigu darbas, tai, žodžiu, kažkur jisai su toliai susiję kažkokiais. Tai kas ten, internetas labai platus, pasaulis labai platus, ane? Nu ir čia tas darbas tikrai bus per vyrą, su vyru susijęs. Santuokai vyras, va tas, kur turi ateiti pas jūs irgi. Bet čia žiūrėkit, ir va čia ištikimybė. Irgi turbūt per darbą bus. Suprantat? Gal koks klientas, ką aš žinau, kas čia gali būti. Toks garbingas. Bet su vienu vyru kažkokia pabaiga, sakau. Ar jūs kažką palaidojat, ar su kažkuo įsiskyrėt, ar čia darbdavys. Praradimai yra tokie nemaži, suprantat, pas jūs. Oficialūs namai. Tai va, bet permainos labai nuostabios, netikėtos. Svajonių išsipildymas. Oi, atsiprašau. Tuoj. Ką čia dar galime pasakyti iš šito dėstymo? Gal reikia dadėti biškį dar porą kortų tokių. Nu labai fainai. Netikėtai kažkaip. Pati nesitikit. Svajonė to įsipildymo. Kas jūsų ten svajonė tai yra? Nu, naujas vyras į jūsų namus. Nu, bet sakau, vyras pabaiga vėl rodo su vyru. Nu, žinot, kaip gali būti. Kaip gali būti. Ne tik darbas susijęs su toliais, bet ir pats vyras kažkoks gali būti iš toli. Čia rodo tiltą tarp kitų miestų, kitų. Ir su jo sąjunga, bet tokia labai, kaip pasakyti, svajonių išsipildymas, gal jūs to norite. Tiesiog. Yra dar variantas, kad jisai jūsų meilužis. Ar palaukit, o jūs jį pažįstat? Gal bus meilu? Ne, nu tikrai, žinokit, darbas susijęs tikrai su kažkokiais dideliais plotais kelionėm. Žiūrėkit, naujas darbas, jūs dar nežinot, jūs net neįtarėt. Dideli pinigai, kelionės ir vat jūs nežinot. Dar, čia nauja, čia nežinomybė, suprantat, uždaryta knyga. Ir va šita dar korta patvirtina, kad čia tiltas, kada sujungiami miestai. Nu, bet sakau, perkeltinė prasme dabar, kadangi technologijos, tai gali būti per internetą darbas. Nu. Jūs čia kažkokiam labirinte buvo dėl meilės. Nu jo, čia praradimas vėl krenta. Jaučiu, čia praradimas mylimojo buvo. Skyrybos. Nu kažkam tai tikrai, čia toks kaip labirintas, konfliktai iš praeities, apgaulės. Tai žodžiu, ateina pas jūs naujas vyras. Čia jaučiu, jūs nepažįstat po kurio laiko jo. Nu, bet tikrai kažkoks iš tolimų. O gal jūs išvažiuosit pas jį? Ir darbas taipogi naujas. Stabilumas toks netikėtas šansas geras, žinot? Nu, nežinau. Labai fainai.
Nu, bet sakau, čia buvo, va, tik ką ne per seniausiai jūs išgyvenat kažkokį praradimą, tiek kažkas darbo, kažkas vyro, o kažkas abiejų dalykų. Tai va, tai linkiu jums tokios ateities artimiausios, kad kuo greičiau išsipildytų. Aš galiu dar pažiūrėti, kada. Galiu dar pažiūrėti, kada. Bet čia toksai, bet dabar vyras, kur jau bus, ne? Tas naujas. Tai, nu, jūs jo ko gero irgi nepažįstat, kaip ir darbas, tas naujas, jūs net neįtarėt, nes čia tokie netikėti dalykai įvyks šitam periode. Tai šitagi. Bet čia rodo kažkaip meilužio kortą, gal iš pradžių jūs sėsite meilės ryšį, po to išsirutuliuos į tą stabilią santuoką, tą svajonę jūs susipildys. Ir tą giminę, kaip sakoma, pratęsit. Paklausim, kada čia bus. Nu, čia beveik blogų, viena korta tokia, tik tai va, mėnulis tas, nu, tokia, bet ir tai nelabai bloga, jinai priklausomai su kokiam kortom iškrenta. Šiaip labai geras dėstymas pats, tai tikrai laukia jūsų netikėti malonūs siurprizai gyvenime. Kitais metais. Nu, žodžiu, šeimoje, vat, jeigu su to vyru, sakau, vat, namuose jau tie stabilūs tokie santykiai, nes jisai kažkaip krenta pradžioje kaip meilužis, toksai, žinot. Tai kitais metais, nu, netiek jau ir daug liko. Jau gal jau net apsigyvensit kartu, nes čia tikrai bus bendri namai. Žiema. Darbas, jeigu... Darbas, jeigu tai netgi gali atsirasti per, nu, po kelių savaičių tas naujas darbas. Žodžiu. O su vyru biški, jeigu vyras, tai biški vėliau. Jeigu abu variantai darbas pirmiau atsiras, tada vyras turbūt per darbą pas jūs. Tas romanas gal bus, žinot, kaip pasakyti, tarnybinis romanas, kuris įsirutulios į šeimą, bendrus namus, bet bus tik tai kitais metais jau įsirutulios. O darbas labai greitų metų, sakau, netikėtai, per, nu, po 2 savaičių. Stabiliai jau tas pelną tą gausit, jau tą stabilų tokį, kur jau gal alga tą, kokios jūs tikėjotės žiemą, o su vyrą gal žiemą jau ten prasidės tas romanas. Gal ne iš karto, irgi čia variantas. Nu, žodžiu, bet jau su vyru gyvensit kitais metais, o darbas staigiai atsiranda. Nu, labai puiku, žodžiu. Tai linkiu jums, kad išsipildytų šitas dalykas būtinai. Labai gražiai šiandien susidėliojo kortos, aš labai patenkinta ir labai linkiu jums šito iš tikrųjų. Ačiū už dėmesį.